Praskanau su termovizoriu, nustatėm drėgmę. Čia popierius atsilūpęs, nuo drėgmės atšokęs. Ten lubos papelyjusios, plėvelė. Čia net išskaptavo vanduo drėgmę. Matosi va. O šita dalis gipso buvo supelyjusi, tai ją teko išlūpti. Tai reikės išdezinfekuoti. Ir keičiam vamzdį į naują ir apšiltinsim, kad nesikondensuotų. Ir ten kažkur dar prabėgo pro stogą, tai sutvarkius šitas problemas išsispręs viskas. Papelyjusi plėvelė. Tai apdirbsim to pačiu plėvelę, nes jinai iš išorės tik ir supelyjo, viduje jinai nesupelyjusi. Kondensatai nebuvo kur tekėti ir tiesiog susidarė ritmenės iš gartraukio, va, dabar jis pajungtas. Jis bus tiesiai nuvestas į kaminėlį viršui. Tai va, tai gaunasi, kad gartraukis pajungtas, kondensatas nebesusidarys tarp lubų ir gipso.